Labas vakaras, pusmetas pasakyti Marytei iš Vilkaviškio rajono. Marytė iš Vilkaviškio. Taip, Marytė, klausome. Norėčiau pasveikinti savo dukrą su 15 gimtadieniu vestuvių. Tai ko gero ne su gimtadieniu, jeigu tiksliau kalbant bendro gyvenimo metų proga, taip? Taip. Ir atleiskit ne tik Rasytę dukrą, bet ir žentą Edmą. Ir palinkėti jiems daug laimės, pinigų ir meilės. Ir norėčiau skirti šiuos žodžius. Likimas pagrobė jaunystę, nunesdamas sodybon didelėms. Ten tavęs laukė. Jau, atleiskit. Nieko tokio. Tai ką... Tenai jau laukė princas savo paglėbdamas su stipriomis rankomis. Jis gynė tave nuo nelaimės, jis gynė nuo piktų kalbų, jis gynė tave ir mylėjo, kol tu tapai širdies vergu, o ten gyvenimas vis bėgo, ir karvės, ir prie puodų tekina. Ir kartais tu dar pagalvojai, šiandien mano šeimyna alkana. Paršelį, vaikai vis šaukia, mama, mums padėkit. Paršelį šaukia, jau pietų, visiems to laiko išdalyti mokė, nes tu esi šeimoje pavyzdys. Na, Marytė, šios jūsų poetiškus sveikinimus, linkėjimus ir žodžius palydės Ovidijaus Vyšniausko daina Nešeik, nešeik tu sodžiaus rasotą. Ir labai jums ačiū. Marytė. Ir jums taip pat labai geros ateities. Marytė, ačiū jums taip pat už sveikinimus, aš jums taip pat norėčiau palinkėti poetiško įkvėpimo. Čia mano viskas įkvėpimas. Tai Ačiū. Supratau, Marytė, ačiū jums skambutį. Visą Taip pat geriausią. ir jums.